Dievo sūnus mirė ant kryžiaus, kad mes turėtume gyvenimą, gerą gyvenimą. Šiandien žmonės atstumia Dievą ir sako, mums jisai nereikalingas, sako, mums nereikia jo. Bet paskui ateina ir sako, kodėl mums tai atsitiko, kodėl nelaimės ateina, kodėl lygos ateina, kodėl tai yra, todėl kad jūs palikote gyvąjį Dievą. Dievas nori, kad mes šiandien sugrįžtume pas jį. Sugrįžkite pas Dievą žmonės. Artinkitės prie jo, susiraškite bažnyčią, skaitykite Dievo žodį, ateikite pas jį. Žmonių tiesa atmesto, bet Dievo priimto ir brangaus. Artinkitės prie Dievo. Jėzus sakė, atgailaukite, nes prisiartina dangaus karalystė. Ta diena eina artėja čionai. Jėzus ateis teisti šitos žemės. Jėzus ateis su savo angelais teisti šitos žemės žmonių. Už jų netikėjimą, už jų piktus darbus. Šita diena artėja, baisi diena. Ir todėl kiekvienas, kuris netiki, bus pasmerktas, o tas, kuris tiki, bus išgelbėtas. Todėl tikėkite tai, ką padarė Jėzus ant kryžiaus. Jisai numirė ant kryžiaus, jisai kentėjo dėl kiekvieno iš mūsų. Jo kraujas tekėjo ant kryžiaus, kad mes šiandien turėtume kitokį gyvenimą. Kad mūsų nekankintų lygos, kad mūsų nekankintų baimės, kad mūsų nekankintų depresija. Šiandien Jėzus yra gyvas, jisai tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Šiandien per Lietuvą, per visą pasaulį. Rytasi jo pažinimo banga. Dievas rodo, kad jis yra gyvas. Žmonės pasveiksta nuo visokių ligų. Nes Jėzus gydo šiandien visas ligas. Ir šiandien mes pasimeldsime už jūs, jeigu jūs turite kažkokių ligų. Paskui aš pakviesiu, ateiksite čia ir tiesiog Dievas gydys jūs. Dievas parodys šitoje vietoje, kad jis yra gyvas ne tik Afrikoje, ne tik Amerikoje, ne tik kažkur tai, bet jis gyvas šiandien Lietuvoje. Jonavoje jisai gyvas, nes jis prisikėlė. Jisai nėra tas, kuris kabo ant kryžiaus. Jisai nėra miręs, jisai trečią dieną prisikėlė. Šiandien jisai toks pats gyvas, kaip tu yra. Jisai gyvas ir jisai nori ateiti ir pakeisti tavo gyvenimą. Šiandien narkomanai, kurie patiki Jėzumi, jie daugiau nepasilieka tame. Jie, kurie gerdavo, jie jau daugiau negeria, nes Jėzus jisai išlaisvina. Ir jisai nori išlaisvinti kiekvieną iš jūsų. Aleliuja. Dievas yra galingas. Todėl Jėzus sakė, prisiartino dangaus karalystė. Atgailaukite. Ir tegul ta atgaila, jinai būna per jūsų darbus. Parodykite savo darbus, nes vien tik tai atgaila jinai paprastai nieko nereiškia. Jūs turite elgtis atitinkamai. Jėzus sako, tikėkite, nepasilikite, netikinkite. Tikėkite tuo, ką aš padariau ant kryžiaus. Jisai, prisiminkite, jisai kentėjo už kiekvieną iš mūsų. Jisai ėjo pragarą. 3 dienas jisai buvo pragare. Jisai kentėjo tas kančias, kurias mes turėjome patirti. Bet šiandien kiekvienas, kuris patikės juo, jisai pereina iš mirties į gyvenimą. Pats Dievas visagalis. Jisai perkels tave į kitą gyvenimą, kad tavęs nespaustų niekas. Jeigu tu šiandien sukaustytas lygų, Dievas išgydys tave. Tiesiog dabar šitoje vietoje. Jeigu tu nori, paskui ateisi čia, aš pasimelsiu už tave. Ir Dievas išgydys tave. Jeigu tu sukaustytas kažkokių priklausomybių, galbūt tu narkomanas arba rūkai, geri, paleistuvauji, dar kažką geri.
Dievas yra tas, kuris atėjo tam, kad tu turėtum laisvę. Jis nori išlaisvinti tave, koks bebūtų tavo gyvenimas blogas. Jisai nori pakelti tavo gyvenimą. Ar tu girdi? Todėl, kad jis iškentėjo tai, kad mums nereikėtų kentėti viso šito pragaro, kas jau dabar yra žemė. Jūs visi matot, kas yra žemė, kas vyksta. Vienas blogybės, vienas už kitą didesnės ateina. Lygas, dar kažkokios lygos atėjo į žemę. Ir tai yra Dievo rūstybės indai. Jie išlieti į šitą žemę. Ar jūs matot žmonės? Paklausykit, tai Dievas, kuris sako kiekvienam iš jūsų, gręžkitės iš tamsos į šviesą, gręžkitės nuo to, kai jūs gyvenate, gręžkitės į mane. Jėzus yra tas, kuris atėjo, kad išlaisvinti tave. Kad koks bebūtų tavo gyvenimas sugriuvęs, jis nori atstatyti, pakeisti tavo gyvenimą. Jo vardas Jėzus, neužmirškit, jo vardas Jėzus. Kai tau bus sunku, prisimink šitą vardą, šaukis jo, jisai išgelbėja, jisai gelbsti šiandien. Šventas raštas sako, kad Jėzus Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats, kaip jis gydė prieš 2000 metų. Jisai toks pat šiandien, jisai daro tai. Jisai nematomas Dievas, kuris daro matomus darbus. Todėl nepasilikite, netikite, susiraskite bažnyčią, susiraskite Dievo žodį, iš Dievo žodžio. Jūs pažinsite Dievą, jūs pažinsite visatos kūrėją, kuris šiandien kviečia mus, kuris nenori, kad tu tektum pragare visam žinybę, nes ta diena artėja. Ir visi nestorėliai bus sunaikinti. Dievas teis kiekvieną žmogų, kiekvieną, ir tu esi jų tarpe. Todėl pagalvok šiandien, kad jis kviečia, jeigu tu girdi mano balsą, tai Dievas kviečia tave pakeisti savo gyvenimą. Gręžkis į jį, jisai pakeis tavo gyvenimą, kaip pakeitė 1000 gyvenimų. Šiandien Dievas gydo nuo visų nepagydomų ligų. Jėzus gydo, tai gelbsti. Aleliuja, Dievas galingas. Prisiminkite Dievą, prisiminkite Jėzų, kai jums bus sunku. Šaukitės jo ir jisai pakeis jūsų gyvenimus. Jisai išgelbės jūs. Ir tą dieną, kai jisai ateis, nužengs teisti su savo galingais angelais, tu atrasi malonėje akise ir tu nebūsi pasmerktas. Aleliuja, netikėjimas, Dievas už netikėjimą pasmerkė. Aleliuja. Šiandien Dievas beldžiasi į kiekvieną iš mūsų širdį. Klausykite, Dievas veikia šiandien per žmonės, kaip kažkada apaštalai, Jonas, Petras, Jokūbas, kiti, vaikščiojo ir skelbė Evangeliją. Juos sadino į kalėjimus, juos mušė, juos daužė, juos iš jų tyčiosi. Bet jie darė tai, nes Jėzus pasakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Kiekvienas, kuris patikės, bus išgelbėtas. Kiekvienas, kuris netikės, jau yra pasmerktas. Todėl bėkite iš pasmerkimo, iš Dievo rūstybės. Gręžkitės į jį, į Dievo, į gyvąjį Dievą, Jėzus Kristus, kuris skelbė Dievo Evangeliją, skelbė atgailą, skelbė tai, kad šiandien yra tas laikas, kai Dievas atleidžia visas mūsų kaltes, gydo visas mūsų nuodėmes. Šiandien yra šitas laikas, bet šitas laikas labai greitai ateis, kai jis ateis teisti šitos žemės. Todėl pabėkite, bėkite nuo jo rūstybės, bėkite jo malonės glėbį,
Jisai laukia, jisai viską padarė, jisai numirė kryžiaus už jūs, kad mums nereikėtų kentėti pragaro. Jisai mirė už tai. Pagalvokite, kaip brangu tai. Jisai mirė už kiekvieną iš mūsų, kad mums nereikėtų kankinti. Tai taip paprasta.